Sveiki, su jumis Eisgekas, taip pat šiandien su manimi ir Reasonas, kuris seniau buvo ir Taučius. Taigi, šiandien mes kalbėsim apie... Perfect World. Tai yra MMORPG žaidimas, publikuotas pačių Perfect World. Ir kaip matote, aš jau pačiam žaidime. Ir kuriu savo nuosavą charakterį. Taigi, pradedant nuo 5 rasių. Humanai, Untamed, Winged Elf, Tidebornai ir Earthguardai. Pradedant nuo Humanų yra 2 klasės, Blade Masteris ir Wizardas. Blade Masteris gali būti tankas, taip pat ir Damageris, o Wizardas yra tiesiog Damageris ir su range. Untamed yra Barbarian ir Venomanceris. Barbarianas yra tankas, kartu ir milžiniškas DPS, o Venomanceris yra Summoneris ir kartu irgi Magic DPS. Winged Elfai yra Archeris, kuris šaudo iš range, ir Klierikas, kuris yra healeris. Einant Tidebornu, galite pasirinkti irgi 2 klases, Psichas ir Asasinas. Psichas tai kerta psichologinėm atakom, kaip mage'as, o Asasinas yra greitų atakų meistras. Earthguardai yra Seekeris ir yra Mystikas. Seekeris irgi yra kaip warrioras, gali būti tankų ir damage'ų. Mystikas yra tam tikras mage'as, kuris ir turi healinimo sugebėjimą. Taigi, pasirenkam bet kokią klasę. Tebūnė tai bus labiausiai jūsų domins gal tigras, dėl to pabūnam tigro. Pasirašom, kokį norit niką, nesvarbu kokį. Ir, spaudžiat customize. Ir gali pakeisti pandą, tigrą, wolfą arba liūtą. Pasiimam pavyzdžiui tigrą, ne, wolfą. Nu ir paspaudžiam face. Grafika žaidimo gan nedaug reikalauja, bet reikalaus. Čia jums vėliau Taučius papasakos, bet tik norėjau užsiminti tuom, kad dabar aš užsidėjęs ant mažiausios grafikos, dėl to tai pas mane prastai atrodo. Va. Gali pakeisti ausis, gali sumažinti burną padidinti ir panašiai čia. Va, žandinkaulius čia viską pakelt, nuleist. Taigi akis. Irgi su akim galit judinti, ką norit. Blakstienos. Nosis, nosių judinimas ir panašiai. Burna, ausys, plaukai, taipogi plaukai, bet gyvūnai plaukų neturi, jie tik kailį turi, dėl to jūs negalėsit pakeisti, bet va, galite jūs spalvą pakeisti ir patį bodžio struktūrą, kaip padidinti galvą, sumažinti visą kūną. Dabar tikrai atrodo kaip tikras vilkas. Ir paspaudė confirm. Jūs sukursit savo charakterį, taip pat parašė nick. Bet aš jau taip pat turiu charakterį. Parodysiu jums už Wizardą, kaip žaidžiu savo nicko Eisgek.lt. Ir pradedu aš einu į žaidimą ir aprodysiu jums patį žaidimą. Kol man čia viską pakraus ir viską mes susiprotėsiu, jums toliau papasakos Taučius apie grafiką ir jo reikalavimus ir apie patį žaidimą. Taigi, kadangi Ernis žaidė, ten sakė ant low, bet šitas žaidimas reikalauja gan tokių normalių reikalavimų. Gali daugiau papasakoti, tai mažiausiai reikia 1 GHz, jau recommended 2,4 vaizdo plokštės, mažiausiai 128, o jau tokios geresnės, jau gigabaito, jau būtų gerai visai. Garso plokštė, tai nebūtinai. Gali būt, jeigu turi ten, tai būtų gerai, kuri palaiko DirectX 8. Paskui laisvos vietos apie 3 GB. Aišku, pelę ir internetą gerą, kuris nelagintų jums žaidimo. Tai ir tiek Taučio bus? Nu, kol kas. Kol kas tiek, va, aš jau pačiam žaidime, kol kas rodžiau jums savo optensus. Taigi va, žaidime iškart parodysiu pačių porą elementariausių dalykų. Pradedant nuo jūsų charakterio, taip pat rodysiu jūsų HP, kiek manos turit, kiek XP reikia kito levelio. Taip pat jūsų nicką ir jūsų levelį. Šone pamatysite dešiniai pusėje kampe minimapą. Minimapą pagalba jūs galėsite orientuotis, kur jūs randatės. Taip pat paspaudę M raidę pamatysite visą milžinišką pasaulį. Paspaudę pirmą klavišą jūs priartinsit vaizdą ir kartu galėsite pamatyti viską iš arčiau ir tiksliau. Taigi,
Ir kitas elementariausias dalykas bus chatas. Čia jūs galėsit ieškoti parčių, taip pat ir susirašinėti su draugais ir visokiais guldiečiais, jei turit guildą. Apačioj dar pamatysite skillų meniu, skill barą. Taip pat jūs skill barą naudosit F klavišais arba nusistatę optionse galėsit pasikeisti tam tikrus specialius klavišus, kuriuos jūs norėsit. Taigi, toliau parodysiu. Inventorių pasvaudę B raidę dar galite kitaip atidaryti. Čia dėsit jūsų visus itemus. Taip pat ir request itemų vieta ir fashion. Ir jūsų pinigai pačia bus. Nuėję į pasvaudę character arba C raidę, jūs nuėsit savo charakterį. Jūs galėsit kelti jam tam tikrų pointų, aišku, kelkit tuos, kurių jūsų klasė reikia. Kaip mano wizardui, jam labiau reikia magic ir panašiai tokių dalykų. Jūsų jei warrioras, tai jums reikės strange kelti ir panašiai. Taigi, nuėję į skills, pasaudę arba kitaip R raidę, jūs nuėsit savo skillus. Kol kas aš turiu tiek mažai skillų, nes aš tik 8 levelio, bet man jau tiek ir užtenka. Taigi, questai. Pasaudę Q raidę nuėsit į questus, kaip kill wild wolflings ir panašiai. Va tokį pasirinkimas questų. Taipogi, dar yra šitam žaidime ir achievementai, kaip nedaugeliuose MMORPG ar panašiai žaidimuose, už kuriuos, gausite medalių ar panašiai. Taip, achievementai. Bet dauguma žaidimų yra jūs jau. Taigi, va, pamatysit, dabar aš parodysiu jums dar porą skillų prieš tai. Kaip paleidimas akmenį iš dangaus. Ir kaip iš po kojų jiems išlendintis vanduo. Taip pat mėtaus ugniniam kortom. Bau. Kiekvienas jūsų charakteris ir klasė turės tam tikrų skirtingų skillų. Dėl to jūs nepergyvenkit, kad galvosit, kad jie tokie patys pas visus skillai. Taip pat žaidėjai, kurie prisijungia naujokai, kurie skūrė naują charakterį, turės iš karto setą drabužių, kuris bus kaip dovana. Ir jums ten porą dienų ar savaitę bus jisai, kol jūs žaisit šitam žaidime. Taigi, va, pasaulyje public relationship, čia gali pamatyti petus, actions, nearby player squads, friends, taip pat ir factions, nuo hyper XP ir iki orders. Taigi, darydami questą, jūs tiesiog paspaudžiat Q, paspaudžiat kuriant quest, paspaudžiat bet kurio questo ir paspaudžiat ant to žaliai pabraukto padaro ir jums automatiškai jį nueis. Bus auto vaikščiojimo sistema. Taigi, toliau jums Taučius daugiau papasakos apie šitą žaidimą. Šitam žaidime yra didelis mapas, kuriam yra daug questų, daug visokių mobų, daug galėsit daryti visokių questų su draugais ten ar panašiai, galėsit eiti į partiją, susirasit, yra daugelis dungeonų, miestų NPC suteiksim visokių itemų už geresnių shopų, ten pagal questus ten nuves į kitus miestus, kur galėsit geriau apsipirkti ir taip toliau. Taip pat yra tam tikras turgus, kuriame jūs galėsit už tam tikrus pinigus nusipirkti tam tikrų itemų, bet už tikrus pinigus jūs reikia pirkti tos pinigus. Taigi va, mes jau priėjom prie mūsų questą. Taip pat pamatysit iš karto, kokius mums priešus reikia užmušti. Tai yra bus Wild Wolflings. Paspaudę savo skillus leisdami juos, jūs mušdami juos pamatysit, kad jums didės questų padarimas. Ta prasme, kad kuo daugiau užmušit, tuo jūs arčiau priartėsit užbaigimo questą. Taigi aš leidžiu savo pačius stipriausius skillus. Ir galiausiai užmušiau savo pirmą vilką. Dabar paspaudęs Q raidę aš galėsiu pamatyti, kad užmušiau vieną iš 10 vilkų. Taigi, taip keldamiesi levelį, jūs galėsit darydami ir kartu questus paskelti levelį. Taip pat rodys rodiklytę, kur jums eiti, jei pasiklysite. Arba dažniausiai naudositės mapą. Tai lygtais ir tiek su Perfect World'u. Toliau ilgint video nežadu. Dar kartą noriu paprašyti, kad dėtumėt komentarus ir subscribintumėt. Ir būtinai prašykit video, kokių jūs norite, kad mes jums sukurtume. Nes mums idėjos gan baigėsi ir mes nežinom, ko jums labiausiai norit, kad mes sukurtumėt. Taip, dar pamiršau paminėti, kad yra double jumpas, kurio pagalba jums daug linksmiau bus pačiam ir daug lengviau užšokti visokių vietovių, kurių dar nebuvo. Taigi tik tiek, Taučiau, ir tu nieko nenori daugiau pasakyti.
Tiesiog dėkui, kad žiūrėjot, palikit komentarus, kokių pasiūlymų, žaidimų ar panašiai, kokių norit. Jeigu kilo klausimų, iš kur siūstis ar panašiai, rašykit, atsakysim, stengsimės padėti. Jo, ir jei reikės, trūko šitam žaidime ko nors arba praeituosiu video, trūko kažko, paprašykit, mes papildysim arba skursim dar vieną video. Taigi, tai ir tiek bus. Su jumis buvau aš, Aiskekas, taip pat šiandien su manim buvo ir Izanas. Ir iki.